Kaip atpažinti, kad tavo vaikas jau pradėjęs vartoti kažkokius svaigalus? Ir labai dažnai prasideda tas toks vengimas, melavimas, išsisukinėjimas, pasiteisinimas. Priklausomybės pats pagrindinis bruožas tai yra neigimas. Mažai turbūt tokių bus paauglių, kurie sakys taip, mama, tėtė, aš turiu problemą. Taip pat ir tėvai labai dažnai neigia. Dažną kartą būna toksai tiesiog iliuzija, kad su mano vaiku tikrai taip neatsitiks, juk aš Dievu tikiu. Ir yra ta stigma tokia labai, kad jeigu mano vaikui problemos, tai reiškia, aš kaltas, nes aš blogai kažką padariau. Ar ne? Jo. Ir jeigu aš kaltas, kad aš kažką padariau, tada aš nenoriu su nieko apie tai kalbėti, aš bandau išspręsti, kad tik tais neišeitų į paviršių tie mano purvini skalbiniai. Mes galim norėti labai gerų dalykų, bet iš tikrųjų ta liga yra tokia stipri, tokia baisi ir progresuojanti, tad labai labai tikrai svarbu tėvam išminties ir budrumo jau pastebėti ankstyvoj stadijoje ir dėti kažkokius žingsnius į pagalbą, ir šiai dienai pagalbos tikrai yra labai daug. Niekada neveikti iš baimės patiems. Ir tiesiog prašyti šventosios dvasios stebuklo, kad atvertų man pačiai akis, matyti situaciją dabar jo akimis, nes tą, ką aš matau ir jaučiu, tai yra tikrai baimė. Ta prasme, kaip tu dabar matai, ką man iš tikrųjų daryti? Aha, yra įvairiausių pagalbų, ta prasme, kuri specifiškai man, toks šitoj tikrai vietoj remkitės į Dievą, remkimės į Dievą, ir jis tikrai daro stebuklus, duodamas įžvalgas, siūsdamas žmonės ir taip toliau, ir elkimės iš tikėjimo. Kai yra draugystė, yra ir pokalbis, kai yra pokalbis, yra ir atvirumas, bet ne tik tais mes turim tikėtis iš vaikų to atvirumo, bet turim būti patys atviri. Sveiki, brangieji, be galo smagu vėl kartu susijungti, ir šiandien mes kalbėsim, iš tikrųjų visos temos yra svarbios, bet tikrai labai svarbia tema kalbėsim apie priklausomybės paauglių, vaikų gyvenimuose, ir tikrai visi greičiausiai matom ir suprantam, kad ne tik tai suaugę žmonės, bet ir paaugliai, kaip sakom, jaunuoliai, vaikai į šitas priklausomybės įkrenta, įtraukiami, kitas iki nežinodami, nesuprasdami, ką daro, bet tai yra problema ir mes turim ją kelti, ir aš žinau, kad Dievas turi išeitį, turi tikrai išminties mums ir įžvalgų, kaip užbėgti kitas iki įvykiams už akių, kaip dalykus atpažinti. Ir šiandien su manim kartu kalbėsis Gulnara ir Deimantas. Ačiū labai, kad vėl sutikot prie šito stalo atsisėsti ir pasidalinti kartu. Jūs esate ir šeima, pora, vyras ir žmona, bet šiandien tikrai kalbėsit iš savo patirties, iš savo įžvalgų ir tikrai išminties, jau kurią per laiką įgijot ir supratot. Abu jūs praėjo tam tikras priklausomybės savo gyvenime. Deimantai, tavo kažkiek girdėjom ir kažkiek, Gulnara, tavo istoriją, kažkada įrašysim pilnai. Bet ačiū Dievui už jūsų tikrai šiandien dienai tą širdį, kad nepasiliko tik tai šitos istorijos savo, kažkur pasislėpę, kad tikrai šiandien dienai ta baisi jūsų abiejų istorija iš tikrųjų Dievo rankose yra be galo efektingas įrankis griauti velnio darbus. Va taip, kaip sako, ir viskas išeina į gerą Dievą mylintiems, jo vardu pašauktiems. Tai jūs esate ta istorija, kur mes realiai matom ir be galo džiaugiamės ir esam dėkingi. Tikrai. Ir taip, nei vienas iš jūsų nesate ekspertas, ten kažkurios mokslus pabaigę, ta prasme, žinau, kad Deimantas ir kursus tam tikrus, ir tu, Gulnara, bet tikrai neprisistatom čia kaip ekspertai, kurie viską žinom, viską suprantam, bet dalinsimės tuo, ko jau suprantam ir žinom, tiesiog eidami per gyvenimo patirtį, tam tikrą, gaudami iš Dievo tam tikras įžvalgas,
taip pat susidurdami su daugybė žmonių, kurie yra priklausomybėse, buvo priklausomybėse, išėjo iš jų. Deimantas daug metų pas mus ir Alfos centre dirba, ta prasme, ir šiandien, kad ir nedirbi, bet su daugybė žmonių, ir aš žinau, kad iki dabar skambina ir kreipiasi, ir prašo pagalbos, ir toliau tarnauja lygiai tam pačiam. Ir Gulnara tu, ir dienos tą centrą buvo atidarius su priklausomybėms esančiams moterims, ir iki dabar žinau, ir man, jeigu kažkas skambina iš moterų, kad pagalba šitoj srityje tikrai pirmas asmo, kuris iškėlėsi tu, ir aš be galo dėkinga jums abiems, kad jūs, sakau, neuždarėt savo gyvenimo savo, o tai galėjot. Tiesiog jūsų istorija praėjot ir gyvenat savo toliau, bet atsišaukė tam tikiu Dievo pašaukimui, kuris jisai šaukia jūs atidaryti tą skausmą, tą gėdą, tą siaubą ir iš tikrųjų eiti su tuo gyvenimo liudijimu, tikrai griaunant velnio darbus ir padedant tiek jauniems, tiek vyresniems, tiek tėvams. Ir šiandien žinau, kada ir kalbėsim ir tėvams. Ir galbūt kažkokiems jaunuoliams, galbūt įsijungs kažkas paklausyti ir iš jaunų žmonių. Bet pradėsim galva taip, kalbant apie priklausomybės vaikų ir jaunų žmonių gyvenimuose. Kaip atpažinti, va dabar tėvas ir mama namuose turi vaikų keletą ir kaip atpažinti, kad tavo vaikas jau pradėjęs vartoti kažkokius svaigalus, ar tai būtų narkotikai, ar alkoholis, ar vaistai, aš nežinau, daugybė visokių dalykų yra šiandien dienai. Kaip atpažinti, tai reiškia, kokie simptomai, į ką jau tėvai turi atkreipti dėmesį, būdami namuose, galbūt ir kokią tą atributiką, ta prasme, kaip sakot, kokie daiktai galbūt ar atsiranda, ar pastebit, koks tas elgesys, tas veidas, ir tai vat tiesiog padėkit mums kaip tėvams, kuriems tikrai rūpi mūsų vaikai, atpažinti. Tai vat nežinau, Deimantai, gal tu pradėk, kaip tu? Sveiki visi. Iš tikrųjų, tokia labai platus klausimas. Jo, tai ir plečiam, kiek plėsis, jo. Iš tiesų, aš manau, kad iš esmės pirmas dalykas, ką kaip tėvai mes turim, kad matyti tuos veiksmus, turim leisti laiką su savo vaikais, ar ne? Ir aš suprantu, kad dabar tas tempas, aš nežinau, ypatingai čia gyvenant, visi skubam, daug dirbam, daug važiuojam, to laiko atrodo iš vis kartais nelieka net pabendrauti su tais vaikais, tik tais labas rytas ir labanaktis kartais. Tai aš manau, tas momentas, kad ypatingai, kai turim to laisvesnio laiko, tas bendravimas su vaikais, jisai parodo. Ir nebūtinai ten iš karto yra tas, sakykime, kažkoks ten rimtas vartojimas, kur jau ten kažkokie adatų simpdūriai matosi, ar ten apsvaigimas kažkoks aiškus, bet daug yra, sakykime, dalykų, kurie vaikas nustoja miegoti normaliai. Vėliau eina miegoti, vėlai keliasi. Maistas, ta prasme, arba nevalgo, arba daug valgo. Ir tai gali būti skirtingų kažkokių narkotikų vartojimo priežastis. Uždarumas, užsirakinimas kambarį, nenorėjimas bendrauti su tėvais, vengimas galbūt draugų, su kuriais anksčiau draugavo, ten leidimas daug laiko prie kompiuterio. Ir aš gal dabar sakau čia paauglio iš vis apibūdinimas. Jo, galvoju, kai kurie taip, bet gali. Bet iš esmės, ta prasme, mes, vis tiek, kai tu savo vaiką pažįsti, matai, kad tai kažkas nenormalu, arba, sakykime, užsitęsia, arba blogėja, ar ne? Tai vėlgi, tada, žinai, gali būti kažkokie dalykai kaip, akių, akis blizga, vyzdžiai susitraukia arba išsiplėtė, kraujosruvos akyse. Nuovargis, išsekimas, sakykime, drebėjimas rankų, oda balta, perbalęs žmogus, ar ne? Po to gali būti tam tikri, sakykime, jeigu vaikas yra įtrauktas į prekiavimą, sakykime, kas dabar labai yra, bent jau Anglijoje čia labai išplitę yra ir daug vaikų įtraukia, paperka dovanom, tai, sakykime, kažkokie nauji kėdai, naujas telefonas, nauji treningai, kurių jūs nepirkot, ar ten pinigų atsiradimas,
Arba atvirkščiai, sakykime, prašymas pastovus pinigų, kad man reikia to, man reikia ir kartais gal net nėra aiškaus paaiškinimo, kur tuos pinigus dės. Melavimas, kad jisai yra ten su kažkuom, bet jo tenai nėra. Ir aš manau labai svarbu yra turėti tam tikrus, nežinau, gal ir telefonė programėlės, kur tu matai, kur tavo vaikas yra. Ne tam, kad kažkoks čia sekimas būtų, bet vis tiek, kad būtų saugumas kažkoks. Tai labai dažnai prasideda tas toks vengimas, melavimas, išsisukinėjimas, pasiteisinimas, mokyklos nelankymas, pamokų nedarimas. Toks gal kažkas daugiau ateis į mintį. Aha, Gulnara. Aš taip pat atkreipčiau dėmesį į vaiko kambarį, ar matot žiebtuvėlius, susuktus pinigėlius, ar kažkokius lapukus susuktus, folijas kažkokias gali būti apdegintos, šaukšteliai apdeginti, žvakės, to, ko anksčiau vaikas visiškai nesidomėjo, neturėjo ir jums buvo nematyta, trupiniai balti ant stalo. Galbūt tikrai vaikas nustojo save prižiūrėti, nebenori praustis, nebenori tvarkytis, apatiškas, nebeturi kažkokių pomėgių. Tai jo, tokie dalykai, kur jeigu tu to nežinojai, gal ir net kreiptum dėmesį. Bet tikrai tos suktinukės ar kažkokie milteliai, ar kažkokie žolelės gali būti, tai irgi jau gali atkreipti dėmesį, kad gali būti vartojimai. Jeigu prie atributikos dar tabakos sukamas popierius, filtrai, gali būti pribarstyta kažkur paties tabako, nes įmaišo. Filtrai, ką tu turi minty? Būna, jeigu rūko tabaką, žmogus suka suktinę ir ten įsideda filtriukas. Tai tą filtriuką galima daugam naudoti, daug narkotikų, sakykime, ar ten marihuaną rūkant, ar ten leidžiantis kažką, tai jau bus tas filtriukas vienas iš atributikos. Toks, sakykime. Ir tas, jeigu marihuaną rūkoma, tai gali būti tuščių cigarečių, išpurtyto tabako, kažkokių tokių trupinių ar ne, tabakinių. Ir atrodo, gal kažkur parūkė, gal kažkas, bet į tai reiktų atkreipti dėmesį. Mėlynės gali būti kažkokios, tos paraudusios akys. Tiesiog vengimas akių kontakto, dažnai su tėvais, agresija. Gali būti agresija, tokie pykčio priepuoliai. Arba kaip tik kažko bijoti, slėptis nuo kažko, tai negrįžimas namo, vėlavimas grįžti, nesilaikymas kažkokių susitarimų, kažkokių pastabų. Tiesiog tas elgesys, jisai progresuoja, jeigu vaikas vis dėlto klimpsta gilyn, bet tokie, aišku, kaip ir Deimantas minėjo, kad jeigu jūs leidžiat laiką su vaiku, tai jūs tikrai pajausit ir pamatysit, kad kažkas ne taip. Ką paminėjo tokių simptomų, Deimantai, ypatingai tu pradžioj, tai aš suprantu, kad ne tik tai naudojant svaigalus, ta prasme, tam tikris tie simptomai paauglystėje, ta prasme, vyksta, bet aš pritarčiau taip, kad, ta prasme, net jeigu tai nėra svaigalai, toks elgesys, jeigu dėl to nieko nedarysim kaip tėvai, jie tikrai gali peraugti į bet ką. Tai jau yra, aš nežinau, kaip jūs sakytumėt, to prasme, tai kada jau tėvams atkreipti dėmesį ir suprasti, kad jau tikrai, žinai, kažkas vyksta ir reikia kažką daryti. Aš manau, ką mes ir išvardinom, ar ne, bet svarbiausia, kad aš manau, tas pokalbis, jeigu jisai ir vyksta kažkoks, kad jisai vyktų ne iš kaltinimo, ne iš barimo, o iš meilės pozicijos, kad, aš matau, kad kažkas vyksta, gal aš tau galiu kažkuom padėti, ar ne, pas tave ten, sakykime, gal tas vyksta ir man kaip tėčiui ar kaip mamai, yra skausmingai tave tokį žiūrėti ir gal aš galiu kažkuom padėti, žinai, gal to mokykloje kažkas nesiseka, gal ten su draugais, gal mes galim kažką pakalbėti tą temą, ar ne, kad tiesiog kelt klausimus ir tada jau žiūrėti, kaip vaikas reaguoja. Ir kuo tas santykis yra geresnis, kuo ta draugystė geresnė,
mes gal iš to sovietmečio atėjo toks baudimas, neleidimas, kažkoks vis kontroliavimas tų vaikų, ar ne, mes jas atstumėm tuo savo elgesiu. Bet kai yra draugystė tarp tėvų ir vaikų, faktas su tam tikrom ribom, bet yra ta draugystė, kur yra pasitikėjimas, kur vaikas gali atsiverti, kai mes sukuriam tą tokią terpę, tada tas vaikas galbūt bus labiau linkęs kalbėti apie savo sunkumus, bet negalima ignoruoti, kad čia yra paauglystė, čia viskas praeis, dar biški palaukim, leiskim jam praeiti tą momentą, ta prasme nereiktų leisti. Faktas, nereikia ten pult, neišsimegojęs atsikėlė ir mes čia, žinai, kas su tavim darosi. Reikia tos išminties ir šventosios dvasios maldoj prašyti, žinai, kas vyksta, kaip man elgtis, ką kalbėti. Bet iš esmės, būti tokiais, neužmerkt akių, nes labai dažnai atrodo, tai čia visi taip. Jo. Pas visus yra tokių dalykų. Ir toks ale tada ignoruoju, laukiu, kol praeis kažkoks etapas, laukiu, žinai, ir tas gali niekada ir nepraeiti. Tai aš manau labai svarbu yra, nebūtinai pasisodinti prie stalo, važiuoji į mokyklą, veži, kaip tau sekasi, žinai, mane kažkiek neramina, žinai, tas ar danas. Toks, nes kai vaiką pasisodini, dabar šnekėsim, aš manau, gali būti, palauk, kas čia vyksta, kažkoks apklausa kažkokia. Aš manau, kad tas organinis pokalbis jis yra visada išsivest vaiką kažkur į kavinę, nežinau, pasimatymus daryti su savo vaikais, veiklą kažkokią. Ką dar tiesiog dabar tėvai atkreipė dėmesį apie tuos simptomus, kurie yra, kaip ir paminėjom, kad nebūtinai tai tikrai jau ir svaigalai yra, bet tai tikrai yra ženklas SOS, kad kažkas negero vyksta vaiko gyvenime ir kad tėvai turi būtinai įžengti ir ką dar, tarkim, ką daryti dar, kai vaikas neigia, tarkim, kaip ir Deimantai sakai, tu draugiškai pasikvietęs daliniesi, tu klausi klausimus, jis visur, žinot, ne, ar taip ne, viskas gerai, kaip tu, viskas gerai. Ką toliau daryti, tarkim, kai jau ir iš tikrųjų pamačiai ne tai, kad nelaiko eina miegoti, bet jau tu matai, tarkim, ir ten kažkokias atributiką kažkokius daiktus jau atneštus, tikrai jau matosi tas SOS rimtas yra, kad jau kažkas vyksta. Ką daryti tada, prasme, kai vaikas vis tiek neigia? Priklausomybės pats pagrindinis bruožas tai yra neigimas. Net ir su visais faktais, kitą kartą tikrai iš savo patirties žinau, tu giniesi iki paskutinio. O kodėl taip daro? Manau, tai šitos ligos toks mechanizmas kažkaip tai neigti ir tu ir save apgauni, kad aš dar netoks kaip kažkoks draugas, kaimynas. Ne tai, kad bijai, kad sužinos, bet daugiau kaip supranti, kad su tavim viskas gerai. Dar turbūt nepripažįsti, kad su tavim yra problema. Dar aš čia truputį, gal čia, žinai, su kažkuo pasilygini. Tad neigimas tiek vartojančio paauglio gyvenime yra tikrai pirma reakcija dažniausia. 99%. Mažai turbūt tokių bus paauglių, kurie sakys taip, mama, tėtė, aš turiu problemą. Čia turbūt vienetai. Taip pat ir tėvai labai dažnai neigia. Labai tikrai mes dar sąmoningai ar nesąmoningai nenorim pripažinti, kad su mano vaiku yra blogai, yra problema. Gal ir tos tokios švietimo stokos ir galbūt, nežinau, kad tu saugai irgi savo vaiką ir nori, kad jisai tikrai gerai gyventų, mokytųsi ir dar kažką ir ignoruoji tuos tokius ankstesnius požymius. Bet vis dėlto aš manau, jeigu yra jau įtarimai, jau tu radai kažkokius tai dalykus, jau tu matai, kad vaikas elgesy yra kažkokie tai pakitimai, aš manau, tikrai turėk tą tokį prieš konfrontuojant keletą tokių įrodymų, kaip tu tam vaikui pateiksi, kad žiūrėk, sūnau ar dukra, aš jau tą radau ir aš jau tą matau, tavo mokslai kenčia, tavo pomėgiai kenčia, tavo draugystės kenčia, tavo gyvenimo
pasirinkimai, kažkokia higiena irgi jau tau neįdomu. Ir taip pat aš jau radau va šituos dalykus. Ir aš jau galbūt, ar kreipeisi ar nekreipeisi pagalbos pas kažkokius tai specialistus. Ir aš jau ieškau informacijos tame. Ir kaip ir Deimantas minėjo, tikrai ateiti iš meilės pozicijos. Bet tikrai mes neturim tų teisingų atsakymų, nes aš tikiu, kad kiekvienas vaikas yra skirtingas, unikalus ir kiekvienam galbūt galima duoti kažkokius guidance, kažkokius patarimus, kaip kalbėti, bet priėjimas gali būti kitoks. Pavyzdžiui, į tą sveikimą irgi išėjimas kiekvieno gali būti kitoks kelias. Ir yra daug pavyzdžių, kur tikrai vaikai kažkur tai pažaidė su tais dalykais ir jie susiėmė ir išėjo. O yra mano artimoje aplinkoje pavyzdžių, kur vis dėlto vaikas pasirinko kitą kelią, nors mama buvo vieniša mama ir tikrai stengėsi visais būdais. Ir griežtai, ir privačiai, ir dvasiškai, visur, ir vežė, kur tik tai įmanoma. Ir vis dėlto vaikas pasirinko vartojimą ir per 2 metus jisai perdozavo, mirė. Tad vis dėlto mes galim norėti labai gerų dalykų, bet iš tikrųjų ta liga yra tokia stipri, tokia baisi ir progresuojanti. Tad labai labai tikrai svarbu tėvam išminties ir budrumo jau pastebėti ankstyvoj stadijoje ir dėti kažkokius žingsnius į pagalbą. Ir šiai dienai pagalbos tikrai yra labai daug. Jo. Ir kaip jau minėjai, ta prasme, tėvai, mes kalbam dabar apie nepilnamečius vaikus pagrindę. Aišku, kada ir vyresni tėvai vis tiek dalyvauja iki pat, kol mes numirsim, tėvai, mūsų tėvai yra būt. Ir, reiškiasi, yra svarbu ir būtina imtis atsakomybės, dedant tam tikrus žingsnius, nepritariant, neklausiant, ta prasme, nelaukiant pritarimo vaiko, kad jo, aš dabar jau noriu kažkur, kad, žinai, ar kalbėti su kažkuo, ar važiuoti į kažkokią įstaigą, ta prasme, tai būtų tėvų jau atsakomybė, jau ypatingai radus tam tikrus dalykus, pastebėjus, jau kreiptis ir tiesiog dėti žingsnius, kaip atsakingam už tą vaiką, kol jis dar yra nepilnametis. Kaip yra svarbu bendrai kalbėtis apie tai, ta prasme, ypatingai, tarkim, bažnyčiose. Gal, nežinau, žmonės ne bažnyčiose kitaip elgiasi, aš jau vaikus auginu bažnyčioj ir aš matau, kad yra tam tikrų, labai daug gerų dalykų, bet yra tam tikrų rimtų spragų, į ką turim atkreipdėmėsi, tarkim, nes labai daug yra iliuzijų. Toksai, žinai, jeigu aš tikintis, auginu savo vaiką, tikrai nesu tas, kur, kaip Deimantai sakai, visada darbe, nesikalbam, ta prasme, tikrai tu jau darai visus žingsnius ir būni su tais vaikais ir užsijami ir kalbiesi ir santykį gerą turi. Dažną kartą būna toksai tiesiog iliuzija, kad su mano vaiku tikrai taip neatsitiks, juk aš Dievu tikiu, aš meldžiuosi už juos, tikrai taip nebus. Žinai, kiek va tas tėvų yra dalis, kiek yra vaiko dalis, kaip žinai, sako, kaip ir Biblijoje ir nematom, ta prasme, jeigu tas rašto vietos sako apie vyskupus ar ne, ar apie tos, kad gerų vaikų, reiškiasi, kad tie vaikai turi būti gero elgesio, išauklėti ir taip toliau. Ir dažną kartą žmonės, tėvai, aš tai pastebėjau, prisiima tokią per didelę kitais iki atsakomybę arba per visiškai nusimetę atsakomybę, nes pavalgė, atsigėrė, kuo daugiau jums reikia, ta prasme, turit kur miegot ir taip toliau. Bet aš kalbant ir apie tą per didelę atsakomybę, reiškiasi, kad nuo manęs viskas priklauso. Ta prasme, žinai, ir jeigu kažkas nors kiek atsitinka, toks apsikaltinti, tada pilnai žmonės linkia, ypač religiniai, ta prasme, erdvėjai, kad aš viską kažką, aš sugrioviau, aš kažko nepastebėjau. Ir tai nesakom ir nepastebėm, visą kitą klaidų darom, bet kalbant, kaip vienoje knygoje kažkada skaičiau, sako, žinai, ar tobulas Dievas yra kaip tėvas? Sako, tobulas, ar jis padarė nors vieną klaidą, auklėdama savo vaikus, ar ne? Nepadarė nei vieno.
Bet Ieva ir Adomas vis tiek pasirinko, ką jie pasirinko. Todėl yra labai, va, ir žinau, kad tėvai dabar klauso ir toksai, kad išbalansuoti tą momentą, kad iš vienos pusės nebūti tie nusimetę, žinai, nuo savo pečių bėgam, kažką statom, kažką čia kuriam, kažką meldžiamės, ta prasme, vaikai kažkur savo. Tai tikrai ne, bet ir iš kitos pusės nesudėti viską, tarytum, žinai, tikrai čia, jeigu viską teisingai padarysi, tai mano vaikams niekada taip neatsitiks. Ir tai yra iliuzija. Ir tai yra iliuzija. Ir va tada toks klausimas, kaip svarbu apie tai kalbėt. Ir nuo kada jūs galvojat, pavyzdžiui, va, savo vaikams apie tokius dalykus kalbėt. Kaip bažnyčiose, va, kaip bažnyčiai apie tai svarbu kalbėt. Aš žinau, kad prieš keletą metų mes esam darę ten tėvams, ten kažkoks nebuvo labai didelė, kaip ir susidomėjimas, kažkiek atėjo tėvų, paskui jau nebeatėjo ir toksai, tai liūdna matyti, nes ta prasme, nes tai rodo, kad iliuzija. Kad rodosi, mano vaikas taip gerai mokosi, mano vaikas meldžiasi, mano vaikas, ta prasme, tam tikrus dalykus gerus daro. Ir toks atrodo, mane tikrai tai aplenks. Tai vat, kaip tai svarbu kalbėti ir nuo kurių metų, nuo kada, kaip bažnyčiose svarbu tai dėstyti gal. Aš kažkada ėjau kursus, nes aš visada žinau, kad prevencija yra geriau negu intervencija, žinai. Ir va tas kažkada čia prieš gal 10 metų ar daugiau ėjau kursus, kur labai įdomiai išdėstė, kad yra skirtingos temos. Aišku, nepradėsi su 3-mečiu kalbėti apie narkotikus, bet tu pradedi kalbėti apie kažkokias valymo priemonės, apie degtukus, apie dar kažką, ar ne, su 6-mečiais pradedi kalbėti apie kitus dalykus. Ir tas vat ugdymas vaiko, kad jisai turėtų žinias pasirinkimo teisingo ir neteisingo, ir jis jau pats priimtų sprendimą, yra pats geriausias dalykas. Neuždrausti kažką, bet suteikti tam vaikui ar paaugliui informaciją, kad jisai iškilus situaciją, jisai žinotų, koks yra pasirinkimas. Ar jis visada pasirinks teisingai? Faktas turbūt ne. Ir kartais reiks gal nudegtos pirštus ir iš to išmokti pamoką. Bet bent jau jisai tada žinos, man sakė, kad aš taip darysiu ir bus blogai. Ir taip ir atsitiko. Tada aš pasirinksiu tą kelią. Tai aš manau, amžius kalbėti turi būti nuo pat, kai vaikas pradeda kalbėti, tik tais reikia tinkamus tuos dalykus kalbėti. Jeigu taip grįžt, pokalbis yra labai svarbu, ar ne? Kaip ir minėjau, ta draugystė, kai yra draugystė, yra ir pokalbis, kai yra pokalbis, yra ir atvirumas, bet ne tik tais mes turim tikėtis iš vaikų to atvirumo, bet turim būti patys atviri. Ir per mūsų tą laiką, kiek reabilitacija yra, nemažai buvo pastorių vaikų, kurie vartoja narkotikus ir atsidūrė reabilitacijoje. Ir viena iš priežasčių, ką jie sako, kad aš, sako, neatitikau tų standartų, kuriais gyveno mano tėvai. Tai reiškia, tėvai visada mokindavo Bibliją, eilutėm, subardavo, bet niekada neparodydavo savo silpnumo. Ir pas mus vyrų reabilitacija, tai jauni vyrai visada sakydavo, kad aš niekada neįtelpu į tuos tėvų rėmus. Ir kai tu neįtelpi į tuos tėvų rėmus, tu tada esi nevykėlis. Tu kažkoks kitoks, Dievas tavęs nemyli ir tada tu pradedi ieškoti, kaip pabėgti iš tos situacijos. Tai aš manau, kai Gulnara kalbėjo apie tą neigimą, ten, pavyzdžiui, mano atveju tas neigimas buvo, man tai buvo, atrodo, vienintelis, tie svaigalai iš pradžio alkoholis, paskui narkotika, atrodė, buvo vienintelis pabėgimas nuo realybės, kurioje aš neįtelpu. Ir jeigu iš manęs tą kažkas nori atimti, aš bet kokią kainą laikysiu, nes tik tais ten aš galiu pasislėpti ir pabėgti. Ir ten aš esu saugus, ten aš esu priimtinas, ar ne? Ir sakykime, nes ten neįtelpu. Todėl labai svarbu, kad tėvai nebūtų super herojai kažkokie. Tėvai turi būti realūs. Suklydau, pasakiau, kad suklydau, aš atsiprašau, ar ne? Ta prasme, rodyti tą savo silpnumą, bet to pačiu rodyti, kaip iš to silpnumo išeiti. Tai čia yra geriausia turbūt prevencija, kad, niekas nėra tobulas. Ar ne? Vienintelis Dievas yra tobulas, o mes einam tą kelionę, mes kažkur parkrentam, kažkur pasikeliam. Ir aš manau, kad vaikam labai svarbu matyti tą realų gyvenimą. Ne kažkokią sukurtą gražią pasaką, bet realų, sunku, kažkokį klaidų pilną gyvenimą, ar ne? Tada jie, žinai,
laisviau jaučiasi, kad aš galiu suklysti, man nieko nebus, kad aš suklysiu. Taip. Ir nebijot tada, nes jeigu mano tėvai idealūs, tada aš bijau pasakyti, kad aš suklydau, nes aš kažkoks kitoks. Būtent. Tai aš manau, va tas rodymas tikro pasaulio ir tikro santykio yra labai svarbus, kad tėvai visų pirma rodytų vaikam tavo tikrą gyvenimą. Pritariu tikrai, šitą klaidą esu pati padarius. Ir labai suprantu, kaip tos pasiekmės ateina. Ačiū Dievui, kad ne per vėlai supratau. Ne taip vėlai supratau. Bet mes turim 3 vaikus ir 2 dideli jau, ir vienas dar 14, o 2 jau suaugę, sūnus ir dukra. Ir mano pagrindinė klaida buvo, kai netgi šūkis toksai buvo, toks į priesaiką savo, tyli, aš jos negirdėjau, garsiai pasakytos, bet savo tyliai prisiekiau, kad mano vaikai, kadangi aš jau krikščionė, aš tikiu Dievą, kuris yra geras, mano vaikai daugiau nekenties, mano vaikai nekenties iš vis kančios, kurią man reikėjo mano namuose kentėt, kada mes buvom su sese paliktos savieigai ir taip toliau. Ir aš prisiekiau, kad jie bus mylimi, jie nematys jokio smurto, nematys jokių blogybių, negirdės apie nieką blogą. Ir tai yra tokia klaida, gaila, kad nieks nepasakė iš anksčiau. Ir mes vos nepraradom, ypatingai dukra buvo, ta prasme, kad kažkaip sūnus kitaip jis buvo ir užsijėmęs, toks aukštų siekių pats iš prigimties, bet reiškiasi, kada mes viską, aišku, pas mus namuose jokių svaigalų, jokių ten barnių didelių, ar ten kažkokių muštynių, ar dar ką aš mačiau, ta prasme. Bet aš asmeniškai, kadangi saugojau, kad tik tai nebūtų skauda jiems, kad tik nebūtų blogai, tai net, pavyzdžiui, tokių pokalbių mes nekėlėm, aš tikrai buvau iliuzijoje, kad niekada niekas ir nieko nepabandys, nes kam to reikia, jiegi nemato, kad mes tai darom, jiegi mato, kad gyvenimas fainas, bet to jie turi, ta prasme, nuostabią vaikystę ir jiems tikrai to nereiks. Ir man net minties, man atrodo, kam tokius bjauralus kelti iš vis į viršų, ar ten kažkokį apie seksą nesantuokinį, arba kažkokią svaigalai, čia tikrai ne mano vaikams, ar taip toliau. Ir aš pamenu, buvo simptomas toksai abiejų didelių vaikų, nes jie be galo protingi, be galo talentingi vaikai, tikrai mylintys Dievą. Ir aš pamenu, kad, pavyzdžiui, tokį kažkokį keistą nepilnavertiškumą tam tikroj kitų žmonių aplinkoj, nors jie be galo talentingi. Bet toksai, kai būdavom, tarkim, viešoj kažkokioje erdvėje, jie daugiau pasirinkdavo toks shy back, kad toks atsitraukti atgal. Ir man jau tada toks kilo įtarimas, kažkas negerai. Tikrai nebuvo jokių simptomų, ką dabar jūs pasakojat, bet man tas buvo pirmas simptomas, čia kažkas ne taip, nes jiegi nėra nedrąsus, jie nėra kažkokie kvaili, ta prasme, jie turi ką pasakyti, bet jie daugiau atsitraukdavo. Ir pagrindinis, kas jau dukra buvo paauglė tada, ir jau mes turėjom tam tikrų iššūkių, einant kartu kelioniai. Ir aš pamenu, mes sėdėjom kartu ir sakau, Jautė, tu man, sakau, pasakyk, ką mes kaip tėvai padarėm negerai. Ir aš tikėjausi, ta prasme, išdėstymo, kur mes galim pasitaisyti. Bet ironija tokia, kad buvo būtent šitą klaidą mes ir darėm, ta prasme, ir jinai sako, mama, jūs tobuli. Ir žinai, kada aš išgirdau, aš labai išsigandau. Aš tada supratau, pradėjau suprast. Iki dabar atradinėjau, ta prasme, su trečiu vaiku, bent, ta prasme, nedarom tų pačių klaidų, bet su jais reikėjo daug atitaisyti. Bet aš pradėjau suprast, palauk, čia kažkas be gal blogai. Ir tada tie dalykai, ką tu, Deimantai, kalbėjai, ta prasme, man pradėjo atsiverti, ta prasme, aš prie jų neverkiau, aš prie jų niekada nesakiau, kad man labai sunku, kad aš bijau, kad aš nežinau, kur Dievas dabar yra, kad aš negirdžiu jo dabar, kad aš norėčiau dabar išmėtyti dabar visus čia daiktus šituose namuose, ta prasme, kiek mano nervai visi, ta prasme, sukėlė, ta prasme, aš nevilty, mes neturim pinigų, ta prasme, aš tokių dalykų niekada nesakiau, nes aš iš visų jėgų saugojau, kad vaikams neskaudėtų.
Bet kaip dabar suprantu, skausmas yra gyvenimo dalis ir nieko blogo. Ta prasme, kad jiems kažkur paskauda ir tai yra labai labai svarbi dalis, Deimantai, ką iškėlė, labai pritariu, nes tai tikrai, tikrai. Ir tada aš supratau, kodėl tas kompleksas kažkoks, ta prasme, nes jiem kažko trūksta, jie nepasitikė tavim, nes jiegi nėra tokie kaip tėvai, ta prasme, čia mama, čia su mikrofonu bėgioja, ta prasme, čia visą laiką stipri, visą laiką šypsosi, ta prasme, visiems padeda, žinai, o jiem nesigauna visada taip, bet ir man taip nesigauna visada taip. Ta prasme, ir tie žmonės, kurie galbūt klauso dabar ne tik vaikai, bet ir tiesiog bažnyčios lankytojai, ta prasme, krikščionys, broliai, sesės, ta prasme, nei vienas žmogus, ar tai ant scenos, ar ne ant scenos, nėra, kad visą laiką stiprus, niekada neverkia, žinai, niekada nepadaro klaidų, tai nėra tiesa, kad ir kaip pristatytų, ta prasme, tai nėra tiesa. Ir, pavyzdžiui, ant scenos man netai būdavo sunku pasakyti klaidas, kurias praėjau. Man nebaisu būdavo namų grupeliai su moterim pasakyti ir kaip Gulnara atsimeni, aš nebijau, ta prasme, pasakyti ir tas buvo, ir tą pastebėjau, ir ten suklydau, ir tą padariau. Bet namuose tai buvo tabu. Ta prasme, tai buvo vieta, kur aš kaip vėliau supratau, kad aš savo priesaiką savo daviau. Ta prasme, Darius savo bėdas turėjo, vyras mano. Ta prasme, nes jis bendrai tobulumą, ta prasme, tu turi viską teisingai daryti, o dabar ypatingai kaip krikščionis. Tai tiesiog negali suklysti ir pripažinti, kad klydai. Tai tiesiog tai tikrai tėvams tas tipsas, kad tai atrodo labai dvasinga, atrodo labai siektina, bet tai tikrai gali atnešti labai liūdnų rezultatų. Ir ypatingai gal pastoriai, prasme, gerai, kad ir pakėlė pastoriai, lyderiai, nes tu prisimi dar dvigubą tokią atsakomybę. Targi, matai, lyderių vaikai turi būti tobuliai, irgi pasirodo, bet ten ne apie tai kalba. Ir toks tikrai neužsidėti tos tokios nereikalingos naštos ir bažnyčiose apie tai kalbėti. Dar yra ta stigma tokia labai, kad, jeigu mano vaikui problemos, tai reiškia, aš kaltas, nes aš blogai kažką padariau, ar ne? Jo. Ir jeigu aš kaltas, kad aš kažką padariau, tada aš nenoriu su nieko apie tai kalbėti, aš bandau išspręsti, kad tik tais neišeitų į paviršių tie mano purvini skalbiniai. Taip. Ir kažkokia savikalta prasideda, va, čia mano kaltė, čia aš kaltas, tada pradedi tam vaikui nuolaidžiauti, nes vat, aš mažai gal laiko skyriau, aš to nepadariau ir tada toks, tada iš viskas bardakas prasideda, nes tu atleidi vaikui, leidi, Taip. Ta prasme, uždraudi, leidi, apsikaltini, vėl leidi ir gaunasi tada vaikui iš vis nebėra struktūros ir pasileidžia viskas, nes aš žinau tada, kad galiu manipuliuoti ir kaip galiu manipuliuoti jausmais. Va tada tu man to nepadarėjai, va tada tu man to nedavėjai, va tada dėl to aš taip jaučiuosi. Ir tėvai eina va, į tą savigailą ir iš vis prasideda visišką košę. Ir kitas dalykas, bijo eiti pagalbos prašyti, ar ne? Ir va, toks, nežinau, tas bažnyčios turbūt supratimas ir ką Jėzus turbūt kalbėjo, sako, pabalinti antkapiai, mes va tokie bandom tą išorę savo, va tokie būti kažkokie teisingi, gražus, o iš tikrųjų, bažnyčia visiškai ne apie tai. Ir mes turėtumėm nešti viens kito naštas ir mes turėtumėm palaikyti viens kitą toj kelioniai. Ir labai svarbu nebijoti, jeigu jau vyksta eit pas pastorius, eit pas lyderius, yra tų pagalbų, tų reabilitacinių centrų, ar Lietuvoje, ar čia Anglijoje yra visokių įstaigų, kur, sakykime, jeigu jau bažnyčiai nerandi tos pagalbos, yra tų įstaigų dabar labai daug ir labdaringų organizacijų, ir valstybinių įstaigų tikrai galima, ir šeimos gydytojas galų gale, galima rasti tos pagalbos, tik tiesiog nereikia išsigąsti, užsidaryti ir slėpti to, nes, čia kaip tik reikia kelti paviršių, o ne bandyti paslėptų dalykų. Pritariu 100% ir aš sakyčiau, tam tikra edukacija bendrai bažnyčiose kaip programos dalis turėtų būti, kad tiesiog tiek tėvams, tiek vaikams tą daryti. Tuo tikslu čia šitą įrašą ir darom, kad kažkiek bent supažindint, kad žmonės tiesiog žinotų ir drąsiai eitų. Ir dar vienas toks dalykas, ta gėda, toks atrodo, žinai, mano vaikas, tai aišku, čia mano gėda. Tai yra toks religinis ir toks
tikrai demoniškas, ta prasme, tas suvokimas, kuris veikia, aišku, per mūsų išdidumą, per tą nuosavą teisumą, kaip čia aš toks šaunuolis, arba aš mano tokio šaunuolio vaikai ir čia taip susimovė kažkur, kaip čia dabar aš atrodysiu ir visa kita. Bet čia ne apie tai, jeigu ten pasilikti, tai mes tikrai prarasim savo vaikus ir net nesuprasim, kad juos praradinėjom. Tai toksai, kad tie visokie, vat, ką jūs ir paminėjote, prasme, jau dalykai keliami, tiesiog tikrai pradėt vat, su tuo, ko pasitikit, kalbėt ir nebijoti. Čia jokios gėdos, čia tikrai turi būti tas sprogtas burbulas toksai sudarytas, kuris tikrai ne iš Dievo. Tikrai, aišku, va, ta nuodėmė ir atneša tą tokią kaltę, atmetimą, ta prasme, tą gėdą. Bet išdrįsti eiti per Kristaus auką, juk mes sakom, kad tikim Kristaus auką, kuri pridengia, atleidžia, išlaisvina, kuri duoda tą naują drabužį, nes karmalus, ta prasme, mes visi skarmaliuoti, ta prasme, baliai savo teisumą, bet eiti tiesiog, bet čia nusižeminti reikia, čia reikia pripažinti, aš nesu tobula mama, aš be galo norėjau būti tobula mama. Tai stabas mano buvo tiesiog tie vaikai, gal tikriau net ne vaikai, gal aš pati, ta prasme, iš to, nes mano tėvai nebuvo tobuli, tai aš būsiu tobula mama, juk aš dabar tai su Dievu, jie tai buvo be Dievo, tai suprantama, aš dabar su Dievu ir dabar būsiu tobula. Kuo greičiau tai grius, tuo mažiau, tu tikrai mažiau problemų turėsim, ta prasme, toksai vat religinius dalykus irgi svarbu griaut ir supras, kad mūsų vaikai irgi nėra paskiepinti, žinai, kaip būtų vat saugus, nes jie bažnyčiai auga, tai jie niekada, žinai, nieko blogo nedaro ir žinai, atsimama, didysis sūnus, žinai, jis laiką taip tokiam susivaldyme, ta prasme, jis ten, ir dar iki pat didelių metų jau, ta prasme, kažkaip bažnyčioje ir liko ir jis stebėjo tuos visus dalykus ir sako, mama, tu net nežinai, ką tas jaunimas daro. Man tada buvo, kaip? Ta prasme, taigi jie, tėvai, va to tas, va to anas. Ir tada tie burbulai pradėjo man sproginėti, galvo, wow, tada, kai sprogs, tada baimė, o maitės, tai ką tada daryti? Tai reikia mums kažką daryti, tai ką mes netai padarėm? Tada į kitą burbulą įkrenti, ta prasme, tada vėl ne tą kovą kovoji. Bet tiesiog be iliuzijų supranti, tai yra žmonės. Nesvarbu, kad jie bažnyčiai auga. Didžioji dalis net Dievo nepažįsta, tik kad bažnyčiai auga. Jie turės kažkuria dieną pasirinkti tą kelionę, ar su Dievu, ar be. Jie tik tai mato mūsų tam tikrai pasirinkimus, stebi, mokosi, bet jie vis tiek patys spręs. Na, aišku, kai kurie labai mažose dienose, kiti vyresni. Bet, ta prasme, tikrai va, tos iliuzijos, mūsų kažkokie va, sukurti dalykai, kuo anksčiau grius, tuo tikrai mažiau skausmo patirsim. Tikrai, nei vienas nesam apdraustas tiek. Bet šėtonas per tai ir veikia, jisai apkaltina, jisai nori, vat, kad ta šeima griūtų, ar ne, ir kaltina. Ir tas, vat, sakykime, slėpimas dėl to ir prasideda, ar ne, kad vat, teismai apie ką jūs ką tik pasakėt, ar ne, vat, kad mano tėvai buvo taip, o aš būsiu kitaip, tai kas čia yra, čia tiesioginis teismas. Ir paskui tas teismas grįžta į mūsų gyvenimą, galbūt ten to nedarau, bet per kitą vietą tas teismas grįžo ir labai svarbu, ką mes sakom, tiek į savo, ta prasme, vat, žiūrėti, atnaujintą mąstymą, žiūrėti, ką mes kalbam. Jeigu nėra nieko gero pasakyti, geriau ir nesakyti. Bet esmė tame, kad tas teismas jisai grįž ir pas mane jisai grįžo, visada grįžta. Ne tai, kad grįžo kažkokiu būtuoju laiku, bet aš, jeigu priklausomybės kalbant, tai aš irgi nuteisiau tėtį, aš turėjau pats priklausomybę. Ir sakykime, jeigu su tom nesusitvarkyti, tai čia yra labai pavojinga ir mes negalim va, to kažkaip, va, pažiūrėk, pas tuos atrodo geri tėvai, o vaikai, va, taip tik aš yra lygiai tas pats teismas. Ar ne, va, liktais aš geresnis, liktais man kažkaip geriau pavyko. Turim labai labai žiūrėti, ką kalbam apie savo vaikus. Taip. Mano vaikas silpnas, mano vaikas blogus pasirinkimus daro, nu kam taip sakyti. Labai turim žiūrėti, ką mes kalbam, kaip mes kalbam, ką mes galvojam. Ir remtis Dievo žodžiu ir Dievo mokymo, ne kažkokiu savo supratimu ar savo kažkokia vat, nuovoka. Tai aš manau, tas labai svarbu. Aš galvoju, iš tos dvasinės pusės, tai tikrai atskirti, kad velnias tikrai jisai žino mūsų silpnas vietas. Ir didžioji tikrai mamų silpna vieta yra vaikai. Ir kitą kartą sąmoningai ir nesąmoningai, ko mes bijom ir tą prišaukiam. Tad atpažinti tikrai ir subudėti toj vietoj, kas liečia mano silpną vietą.
leist sau pagalvot. Va dabar atsitiks tas dalykas. Kaip aš reaguosiu, ką aš darysiu, Dieve, kaip aš pasakysiu. Tiesiog nesakau, kad dabar iš įtampos ar iš baimės visi mintyse medituojam apie tas situacijas, kaip matom, kad mūsų vaikas vartoja ar kažkokius blogus pasirinkimus daro. Bet manau, ta tokia akistata savo širdį maldoj su Dievu labai rekomenduotina, kad neturėti tada tokių iliuzijų. Ir aš tikrai ne vieną pavyzdį mačiau, kad tikrai velnias visais būdais bando į tų pastorių ar lyderių ar kitų tikrai Dievo tarnų šeimas. Tai gali būti lygos, gali būti finansai, gali būti vaikai, santykiai. Tad mes turim paklausti savęs, kas yra mano silpnoji vieta, Dieve, kur aš tavim dar nepasitikiu, kur aš pilnai neatidavus tau, kad ir kaip būtų, Dieve, aš pasitikiu tavim. Ir tie vaikai jo yra individualūs asmenybės, jos auga. Aš taip suprantu ir ką aš šiai dienai dariau ir aš sakau, nesu tobula mama ir nemačiau tobulo pavyzdžio ir mes tikrai darom daug klaidų šiai dienai ir aš daug turiu silpnų vietų, kur dar tikrai turiu dirbti tame ir augti tame, bet pas mus su Deimantu yra truputį atsvara. Ir toks savotiškas balansas, nors iš šono atrodint gali, kokia nesąmonė, koks chaosas, koks bardakas, bet ko aš neturiu, turi Deimantas ir ko galbūt jo silpnesnė vieta pas mane yra. Ir ką vaikams labai svarbu, tas, kad tėvai būtų team. Jeigu jau tikrai pamatėt kažkokius dalykus, simptomus, svarbiausia kartu aptarti tai, šauktis, melstis Dievo ir eiti su vienybė pas vaiką. Nes jeigu yra ne vienybė ir vaikai labai greitai pajaučia tą manipuliaciją, mama neleido, tėtis leis, mama paprieštaravo, eisiu pas tėtį ar atvirkščiai. Tai vat svarbu, kad šeimoje būtų tėvų vienybė, kad jūs laikytumėtės vienos kažkokios taisyklės, kažkokių tai ribų ir sutartumėt tame. Ir aišku, kiekvienas mes skirtingai matom tą auklėjimą vaikų, kiekvienas atsinešėm skirtingas patirtis, skirtingas žaizdas ar kažkokius įsitikinimus, ane? Tad irgi neapkaltinant vienas kito, kad tu čia nesupranti, aš čia geriau suprantu, bet rasti tą kompromisą, kas tam vaikui, nes kiekvienam vaikui gali būti labai skirtingi pagalbos būdai. Vienam galbūt tikrai reiks griežtų ribų, o kitam reiks ekstra laiko, dėmesio, meilės, pokalbių ir jam tas principas labiau veiks. Bet kalbėtis, bent jau aš manau, reiktų tikrai kiekvienas vaikas individualus, bet prieš tą secondary mokyklą, kai jau vaikas iš tos iš pradinės eina į tą vidurinę. Ir ten jau jiems yra didesnė laisvė, didesnė įtaka draugų ir dažniausiai tie vaikai išsiskiria su tais draugais, draugystėm, kokias turėjo pradiniai mokyklai ir prasideda naujas draugystės. Ir tai bent jau tikrai labai didžiulę įtaką daro vaikų pasirinkimuose, pagunduose ir aplamai aš labai rekomenduočiau pasidomėti, jeigu atsirado naujas draugas ar draugė tavo vaiko gyvenime, kuo jo tėvai gyvena. Aš tikrai, kuo tas vaikas gyvena. Ir šiai dienai tikrai nemažai žinau istorijų, kad kai buvo maži vaikai, mes žinojom tuos tėvus, tas šeimas nuo pradinukų, bent jau Anglijoje, iki 7 klasės. Tu vis tiek matydavai tuos tėvus, tu dalyvaudavai gimtadieniuose, tie vaikai augo kartu, tu kažkaip tai jausdavaisi gerai. Bet kai vaikas išeina į tą vidurinę mokyklą, tai prasideda kita istorija. Ir tikrai tėvams linkiu budrumo, išminties, su kuo tavo vaikas bendrauja, į kokius gimtadienius jis eina, kaip jis leidžia laiką, kuo
ko to draugo tėvai gyvena. Aišku, nuo visko mes neapsaugosim ir gal ne viską reikia uždrausti, bet tada aš sodinausi tikrai važiuodama su dukra, kalbėjau apie savo blogus pasirinkimus, savo klaidas ir man, sakau, nieks tada nepasakė, kad, nu, čia neliečiant priklausomybę, bet, pavyzdžiui, kai mergaitė prasideda mėnesinės, man, sakau, mama ir aplinka nieks nepasakė, kad aš jau galiu tapti mama, kad aplamai tada pasakyti apie tuos Dievo šventumo principus, kad tikrai Dievas tave sukūrė ir tie santykiai, jisai nori, kad būtų tarp vyro ir žmonos, žinai, kad tavo pasirinkimai, kad atsirastų vaikinų, kurie tau rodys dėmesį, kad atsirastų kompanijų, kurie tau siūlys parūkyti, kad jie tau siūlys galbūt išgerti, o galbūt tu ir net nežinosi, šiais laikais labai įmeta kompanijoje, tiesiog slaptai įmeta tabletę ir tada tu net nežinodamas gali išgerti, į tuos elektroninės cigaretės įpila skysčio, kur tu nežinodamas gali užtraukti, o ten bus narkotikai ir tiesiog kai kurių vaikų net širdis spaudimai sukyla ir išveža į ligoninės, jie pradeda vemti, tad tiesiog tikrai tam vaikui tiek, kiek jis pajėgus, kiek tai akimirkai tau širdį pasakyti tiesiog su pavyzdžiais ir su ta teorija, kas gali būti toj aplinkoj, kad, nu, ir kad kas yra gerai, kas yra blogai, kad vat vaikas tikrai kažkiek įkrystų tą sėklą. Gal jis pilnai ir nesupras tuo momentu ir atrodys, kad čia mama vėl nori kažką pamokyti, pakontroliuoti. Tikrai dažniausia reakcija tų vaikų, mama, arba aš ir, ar aš žinau, ar aš nežinau. Tad tikrai tos išminties su šventąja dvasia Dievas duoda momentus, bet aš galvoju, būtinai, kai jau vaikas pereina iš tos pagrindinės mokyklos į vidurinę, mūsų, pavyzdžiui, irgi buvo prioritetai. Į ką tu žiūri, rinkdamasi vaiko mokyklą, nes tėvai renka vaiką mokyklas. Mes irgi, kai dėjom tą žingsnį, kaip tik mums sutapo su namų vietos pakeitimu. Net ir kai perkam namus, atsižvelkim į rajonus, atsižvelkim į mokyklas. Aišku, visur dabar tamsa tamsėja. Net ir privačiose, brangiose, populiariose mokyklose yra skirtingų šeimų ir net, pavyzdžiui, mūsų prioritetas buvo, kad tai būtų religinė mokykla, ne? Kad vis tiek jie girdėtų apie Dievą, bet ten daug netikinčių tėvų, daug netikinčių šeimų, visai su kitais priority ir lifestyle, gyvenimo būdu. Tad irgi neturėkim iliuzijų, kad aš čia atsikraustysiu į gerą rajoną ir mano vaikui taip nebus, ar perkelsiu gerą mokyklą, tą tokį pasaulio akim gerą, žinai. Tikrai klauskim Dievo ir šventosios dvasios, nes kitą kartą atrodo visiškai gali Dievo planas būti kitoks, negu tau atrodo, vat pasaulio akim čia didžiausias įvertinimas, o ten toks velnynas gali būti. Ir tavo vaikui ten tikrai gali būti ne vieta. Pavyzdžiui, mūsų pasirinkimas, mes gyvenom geram rajone ir kai atėjo mūsų pirmagimės dukros mokyklos paieškos, Dievas mus visai nuvedė į kitą rajoną ir aš turėjau tokį priimti auką, kad aš vežiosiu savo vaiką tas 20 minučių, 7 metus į priekį ir atgal ir tai man nebuvo našta. Realiai tai man nebuvo našta. Ir kai rinkom kitą vidurinę mokyklą, aš irgi klausiau Dievo, aš ėjau į tas mokyklas ir klausiau šventosios dvasios, ar tikrai mano vaikas turi čia būti. Ir atrodo, į kitas mokyklas nuėjau, kur atrodo tiek daug privalumų, o viduj man tai bloga buvo. Ir tikrai, jeigu jūs esat tikintis ir einat su Dievu, tad Dievas jums tikrai kalbės, rodys ir turi jūsų vaikui tą kelią, kuris turi būti, su kuo turi bendrauti, draugauti, kitą kartą nutrūksta draugystės kažkokias ir tikrai, nes kiti draugai pasirenka kitas vertybės, tie vaikai auga, suprasti, kad taip pat mergaitės, jų hormonai, jie irgi kinta, jų elgesys irgi kinta ir tai irgi labai svarbu patiems tėvams apsišviesti, kas vyksta jų augimo procese, ne vien tik tai jau, kai jie nueina
nuo kelio, bet Taip. kas vyksta su mano vaiku, su mano mergaitė, kai jinai tampa moteriam, kas vyksta su mano sūnum, galbūt irgi, kai nepavyksta kažkokios varžybos, sportas ar kažkokie kiti pasirinkimai, kaip jisai irgi jaučiasi, kai konkurencija kažkokia draugų vat, vyksta tame, kad jis nori atrodyti labai, nu, cool, kaip čia pasakyti, priimtinas, tai draugų įtaka, aplinka, mūsų gyvenimo pasirinkimai. Man labai, aš užaugau tokioje aplinkoje, kiekvieną savaitgalį buvo baliai, buvo muštynės, pas mus važiavimas pas svečius su buteliu, su va tuo. Šiai dienai, nu taip mes, mūsų aplinkoje nėra vartojamų jokių alkoholių, cigarečių ar kažką. Ir aš turiu tas vertybės ir tuos pasirinkimus gyvenimo, nes jeigu aš gersiu vyną prie vakarienės ir mokysiu savo vaiko, kad tai yra blogai alkoholis, tai truputį kitas jau toks, nu, vaikui gaunasi konfuzas. Rūkau, nerūkyk. Rūkau, nerūkyk. Šiai dienai, nu, šiai dienai kiti dalykai, midija, žinai, kur jau visai mums nauja sfera ir jau vaikai susidurs turbūt su kitom problemom jau šitą kartą. Bet pati aplinka ir mūsų gyvenimo būdas labai svarbu. Mes net šiai dienai išvažiuojam atostogų ir mes, nu, išvažiavai į Turkiją, tau viskas įeina į tavo paketo sąskaitą, tu eini vakare, tau šou būna, tam šou visi rūko, visi geria, kažkokie gali būti moterų apsirengimai tokie, nu, tiesiog tu atsakai savo, kas tau yra priimtina, kas tau yra nepriimtina, kur yra tavo vertybės, koks tavo tikslas aplamai kaip šeimos ir ką tu nori tam vaikui perduoti. Tai vat kiekvienas turim atsakyti savo, nes, nu, vien teoriją perduoti tai yra nevaisinga, turim būti ir pavyzdys, bet supraskim, kad, nu, šiai dienai vis tiek nesam tobulas pavyzdys ir tikrai, ir aš šiandien savo dukrai ir sakau, aš nesu tau tobulas pavyzdys toj sferoje ir tu matai, kaip aš su tuo kovoju ir tu matai mano problemą, todėl aš tikrai nenoriu, kad tu elgtųsi ir turėtum tas pasiekmes, kokias aš šiai dienai turiu. Taip pat ir kas liečia maistas, pavyzdžiui, priklausomybės, ane, kiti turi emocinį tą valgymą. Čia irgi didžiulė šio laiko problema, tad jeigu aš tikrai einu į sveikesnį kažkokį gyvenimo būdą, nu aš tikrai nepirksiu kažkokių tai dalykų, neturėsiu spintutėse tų kažkokių tai dalykų ir rinksiuosi kažkokius kitus variantus. Visiškai taip. Štai atsvėrėm dabar balansą iš to, kur nieko mes negeriam ir nerūkom ir nerodom nieko ir reiškiasi, kaip blogybė atsitinka vat iš tos pusės, kai nepristatai vaikams ir neparodai, kad palauk, pasiekmių neparodai, tikrų pavyzdžių savo, nes dažniausiai didelė dalis mes atėję iš tam tikrų griuvėsių. Ir kita, vat, kai tu tiesiog darai, ką tu darai, tiesiog kas tau, taip, vat, gyvenimo būdą gyveni tokį, bet nori, kad vaikai gyventų kitokį. Tai irgi ta prasme, čia irgi ta atsakomybė. Turim prisijimti ir mokytis patys, augti kartu su vaikais, kaip sako. Mes iš tikrųjų, atrodo, vaikai auga, bet tiesa yra tokia, kad mes su vaikais augam. Aš pastebėjau, mūsų sūnų dabar 29 metai, jau kitą savaitę ir dukrai 25. Ir atrodytų jau jie dideli ir jau čia. Bet aš galvoju, kiekvieni metai, ypatingai galbūt, kai jau suaugę tie vaikai pasidarė, pavyzdžiui, mano augimas, jisai pasidarė žymiai svarbesnis, greitesnis galbūt, ta prasme, ar galbūt ir anksčiau turėjau greičiau, bet galvoju, maži vaikai, čia daug iliuzijų, viskas ok, o kai dabar jau matai, iliuzijos sugriuva ir tu turi tiesiog gyventi su jais, gyventi su Dievu iš tiesų šviesoj, kad tas santykis ir tas ryšys ir būtų, tai tu turi kisti, aš taip matau, kad pastoviai. Toksai nėra, kad tu taip užauginai, jau dabar visi, žinai, suaugę, sėdim ir taip toliau. Tai manau, iki gyvenimo pabaigos mokysimės. Ir grįžtant prie va šitos pačios problemos pagrindinės, ką mes kalbam, svaigalai, ką dar tiesiog galbūt galėtumėm tėvams tiesiog dar padėti, patarti, tiesiog tas, vat ir paminėjai, Deimantai, kad yra visokių ten tų
centrų ir taip toliau. Kaip ieškoti, tarkim, dabar matau, ateinu į bažnyčią, pradedu kalbėti, kad yra kažkokia problema, jau matau, galbūt nesulaukiu, galbūt dar žmonės ir patys nežino, nesusidūrė ir ar bijo tą kelti. Ir tu kur tada toliau? Jo, aš toks dar prisiminiau, kai mokinausi toje organizacijoje, jie yra labdaringa organizacija ir jų, sakykime, jų tikslas yra tas švietimas, ar ne, prevencija. Tai sako, mokyklos mus primdavo labai lengvai, nes tai eina į švietimo programos dalį, jie turi suteikti kažkiek ten tų pamokų į metus, tai sako, mokyklos mus išskėstom rankom, bet bažnyčios, sako, niekada mūsų nepriema, nes pas juos viskas yra gerai. Tai aš manau, sako, į bažnyčią įsibrauti yra labai sudėtinga. Ir aš manau, čia toks labai rodiklis baisus. Taip, baisus rodiklis, kad ignoracijos lygis yra didžiulis. Bet iš esmės, sakykime, čia buvo tada klausimas, kažkaip gal neatsakėme į tą klausimą, kad kai jau vaikas visiškai neigia, ar ne, tai turim griežtai imtis. Kol vaikas gyvena po mūsų stogų, mes turim tikrai griežtai imtis. Ir yra testą galima padaryti, galima nuvesti pas kažkokį specialistą, pas psichologą, pas narkologą, ar ne, kur galima tam kažkaip priversti jį, kol dar jisai gyvena po mūsų stogų. Galim keltas sąlygas, galim kelt reikalavimus, galim pastatyti ten, kad grįši tokią valandą, kad ten neis ar ne. Mes turim tą valdžią, jeigu jau, sakykime, vaikas nenori su tavimi eiti tos kelionės į pagalbą, tada mes turim griežtas ribas nustatyti ir žiūrėti, kad tos griežtos ribos būtų laikomasi tų ribų, ar ne? Nes jie po mūsų stogų ir jie turi paklūsti mums. Nors ir dabar labai čia mano teisės, bet esmė, mes nieko tokio nedarom, kas, sakykime, prieštarautų jų teisėm, ar ne? Ten kažkoks draudimas nėra prieštaravimas ar suvaržymas jų teisų. Bet čia jau kalbam daugiau, tas draudimas toksai griežtas, kai jau mes matom tam tikrus simptomus. Nes kaip ir anksčiau minėjai, ta prasme, statom viską ant santykių, atvirumo, pokalbių, draugystės. Kai viskas sugriūna, kai nebėra, tada testas, pirmiausia turėtų būti testas. Tų testų dabar yra daugybė, o šlapimo testas. Žiūrėti, kad tą šlapimo testą dalyvauti, jeigu ten... O gauti tą testą? Vaistiniai. Bet, sakykime, jeigu mergaitė, mama turėtų dalyvauti tam teste, kad nebūtų įpilta kažko kito vandens į tą testą. Ar ten draugo šlapimo, nes pasakom, rytoj darysim testą, tai visokių dalykų gali įvykti. Ar ten pas berniuką tėtis dalyvautų tam šlapimo teste ir, sakykime, jeigu jau yra tam tikri narkotikai, tada jau reikėtų... Tai tas testas jis parodo? Jis parodo, yra, ta prasme, platus testai, ten po 14-15 skirtingų narkotikų parodo. Ir aišku, tai nebūtinai, sakykime, yra tam tikri narkotikai, po 3 dienų neparodys. Tai galima tą testą kartoti kas kažkiek laiko. Ir vaikui tai irgi yra psichologiškai, kada žinau, kad mane bet kada gali patikrinti. Tai reiškia, aš galbūt vengsiu vartoti, nes mane gali patikrinti. Ar ne? Tai čia nėra gal toks geriausias būdas, bet jisai vis tiek, jeigu jau su vaiku jau yra nutrūkę viskas, tai bent jau tada, tos, sakau, kaip ribos kažkokios taisyklės jos turi būti. Ir jeigu yra tie narkotikai, tada reikia kreiptis. Aišku, aš nesakau, kad reikia vežti į reabilitaciją, ar dar kažkur yra ten vaikai eksperimentuoja ir visokių dalykų yra ir nereikia labai čia. Dabar mano vaikas mirs, mano vaikas narkomanas, yra kaip yra situacija, bandom spręsti tą situaciją. Bet aš sakau, net jeigu ir jau parodytas testas, tai vėl mes sėdam ir kalbam, kad aš myliu tave, aš noriu tau gero, aš noriu tau padėti, aš nenoriu nieko iš tavęs atimti. Ir ne, vis tiek ta meilė turi išlikti iki galo, net ir griežtume, net ir tuose ribuose, čia irgi yra meilės išraiška. Tai vaikas turi suprasti, kad tu ne iš emocijų, kad tu ten nemėtai kažko, ten netiminėjai kažko, bet tiesiog iš meilės visą tai darai. Ir jo, jeigu kreiptis galima, jeigu bažnyčiai, sakykime, nėra specialistų ar nebūtinai specialistų, bet
ne visi bažnyčiai žino, kas yra ta problema. Taip. Tai yra šeimos gydytojas, yra reabilitaciniai centrai, jų vadovai, galima pas juos užsirašyti konsultaciją. Lietuvoje ypatingai dabar labai daug tų priklausomybių konsultantų, paauglių psichologų, ar ne, yra tų, tikrai yra, ir tuo labiau dabar turim visi tuos telefonus, galima internete surasti daug informacijos, galima pasiskaityti kažkokius šitos reviews, atsiliepimus apie tam tikrus žmonės, apie jų darbus, apie įstaigas. Ir tikrai galima atrasti, jeigu ieškot, tikrai rasim, viskas labai pasiekiama. Dabar anksčiau gal kažkaip mažiau buvo, dabar labai viskas pasiekiama, bet nebijot kreiptis, nebijot ieškot. Nesislėpti, neužsidaryti ir eiti ieškoti tos pagalbos. Tikrai. Dar vieną, beklausant bijot, šitą niekada neveikti iš baimės patiems. Dažnai, aišku, mes bijom ten, kad pasakysim gėdą, ar taip ir sužinosi, tas nebaisiausia, bet kur dažniausiai tėvai bijo prarastą vaiką. Prasme, tiesiog bijo, ypatingai jau dabar, žinai, gali numirti net, prasme, radom ten kažkokių tai jau svaigalų, kažką neigia ir visa kita. Ir natūraliai, normaliai bandys sukaustys baimę arba sukaustys baimę. Yra be galo svarbu nepasilikti joje, nes ne, kaip ir Biblija sako, mes arba bijom, arba tikim. Baimė irgi tikėjimas, tik tai yra neįgiamų, ta prasme, matymas visiškai iš nevilties, tiesiog žlugimas, mirtis, praradom, padarėm, ta prasme, viskas blogai ir baigsis blogai. Tai yra tikėjimas. Tai va šitoj vietoje yra svarbu tada irgi vieniem tėvams nepasilikti, jungtis į grupelės, prašyti palaikymo maldoj ir tiesiog prašyti šventosios dvasios stebuklo, nes visur šiaip stebuklo Dievo reikia, bet prasme, stebuklo, kad atvertų man pačiai akis, matyti situaciją dabar jo akimis, nes tą, ką aš matau ir jaučiu, tai yra tikrai baimė, tikrai kaltė, tikrai gėda, tikrai viskas, kas yra, bet Dieve, atverk man akis matyti dabar. Ta prasme, kaip tu dabar matai, ką man iš tikrųjų daryti? Yra įvairiausių pagalbų, ta prasme, kuri specifiškai man, toks šitoj tikrai vietoj remkitės į Dievą, remkimės į Dievą ir jis tikrai daro stebuklus, duodamas įžvalgas, siųsdamas žmonės ir taip toliau ir elkimės iš tikėjimo, nes Dievas tikrai yra, jis tikrai daro stebuklus, jis tikrai atveria akis, suveda žmonės, išlaisvina belaisvius įvairiai, kitiems reikia reabilitacijos, kitiems nereikia reabilitacijos. Kelias bus koks kelias, bet šitoj vietoj nelikit baimė, nes kuo ilgiau liksi baimiai, ta prasme baimė perauga į paniką, panika perauga į kontrolė į dar didesnę baimę. Toks užburtas, prakeiktas ratas, kuris dar labiau vaikus stumia. Ta prasme, iš praktikos žinau. Esu ne kartą veikus, ta prasme, savo vaikų gyvenime, ta prasme, iš baimės, nes aš visą gyvenimą bijojau juos prarast. Ta prasme, bijojau, kad skaudės, bijojau, kad prarasiu, bijojau, nors sakiau, kad tikiu. Žinot, kaip pasireiškia, nes labai daug meldiesi. Melstis gerai, bet tu toks paniškai meldiesi, truputėlį, žinai, kažkas, o Dieve, apsaugok mano vaikus, apsaugok mano vaikus, Dieve, apsaugok mano vaikus, tai jau yra ženklas, ta prasme, dar gal nevyksta jokie tų simptomų, nėra jokių, bet jau tu neteisinga linkme judi, nes kaip kažkuris sako, baimė jinai pritraukia dalykus, tu tiesiog taip tiki, tu taip judi, tu juos įtikinsi, kad su jais kažkas blogai, ta prasme, jiem dar blogo nepadarius, todėl tikrai va šitoj vietoj kovota tikėjimo kova ir ne vieniems, su Dievo pagalba, bažnyčios pagalba, išnešant, padėkit man tikėti. Ir žinau, kad akys atsiveria. Ir kai atsiveria akys pamatyti blaiviai, tai nereiškia, kad ignoruoti, bet blaiviai, ta viltis, ta prasme, jinai taip sustiprėja viduj, kad tu gali stovėti mirties akivaizdoje ir net mažiausias, sakau, raumo nesujuda iš streso, nes Dievas įveda mus į tą vietą, tačiau tada kova, jinai tiksli būna, jinai reali ir tikrai nepasikliaukit tik tais išoriniais dalykais. Išorinį šiandien keliam, nes dažnai bažnyčia iliuzijose gyvena, ta prasme, tiesiog ir tas ir anas eina kartu, ta prasme, Dar vieną momentą gal noriu pakelti, sakykime, yra 18, dabar ypatingai vyresni vaikai gyvena su tėvais. Jo. Ir labai dažnai yra, sako, man jau 18, tu man negali nieko paaiškinti. Aš darau, ką noriu ir kaip noriu ir su kuo noriu. Taip. Bet kol jisai gyvena po jūsų stogu, turi būti taisyklės. Taip. Ar ne? Ir jeigu vaikas sako,
aš noriu gyventi kaip aš noriu, tada tegul eina ir gyvena kaip jisai nori. Tikrai. Ir atrodo labai baisus toks momentas, kad paleistam vaikui eiti ir gyventi kaip jis nori, bet galbūt tai padės jam greičiau susivokti ir greičiau atsisėsti ant minkštos vietos ir suprast, kad kažkas negerai, man kažko reikia ir gal tėvai sakė teisybę, gal man reikia pagalbos ir aš kreipsiuos tos pagalbos, negu tada leisi jam po savo stogu daryti, ką nori. Taip. Ir tuo pačiu tu kaip ir tampi tos bendrininkas jo nusivažiavimo iki ten dugno, ar ne? Ir gal net auka, aš sakyčiau, nes ta prasme tavo sąskaita tada viskas vyksta kaip tėvo. Taip. Ta prasme, tu stresuoji, Šiaip serga visa šeima. Jeigu jau yra problema šeimoje, vaikas ar vyras ar moteris turi priklausomybę, serga visa šeima. Disbalansas jau yra visoje šeimoje. Pilna panikos, baimių, kontrolės, pykčių, visko. Ir šiai dienai net šeimos nariams tikrai yra tokios pagalbos grupės. Grinai susirenka mamos, tėčiai ir dalinasi patirtim, palaikymu, tiek dvasiniu, tiek fiziniu, kur realiai kitą kartą pasakytų, kad viskas bus gerai, ar viskas su tavimi yra gerai, kad tu taip reaguoji, arba gal pasidalina savo patirtim, kokias klaidas aš dariau. Nes iš karto velnias ateina meluot, kad tu čia vienas tokia problemą turi ir niekam tik nesakyk. Nes tas žmonių nuomonė, ta gėda, ta kaltė, tu vis, ta atrodo vaiko pasirinkimus grinai per savo tą prizmę, kad aš kažką ne taip padariau. Ir tas priešas ateina ir meluoja ir kaltina, tai taip, daug dirbai, laiko neskyriai, diržo davėjai, ne taip mylėjai ar dar kažką. Tad labai tikrai svarbu su kažkuo pasikalbėti. Su kažkam širdį atverti ir paprašyti pagalbos. Visiškai taip. Aš sakyčiau, raginčiau bažnyčias tiesiog turėti, mes kaip tiesiog tas grupeles. Specifinės, kaip mes kažkiek metų ir tikrai daugam padėjo, ta prasme, kur žmonės gali ateiti, būtent su šita problema, ar tai giminaičiai, tėvai, ta prasme, kurie turi tokius, arba patys priklausomi irgi, kad galėtų kartu, nes esam darę ir kartu, ir tokie ateidavo. Ir tai irgi labai gerai išgirsti iš abiejų pusių, ta prasme, tas balansas. Aš tikiu, kad kiekviena bažnyčia turėtų turėti tokias grupeles, nes tai yra globali problema. Ir tikrai ne viena bažnyčia nėra tikrai apdrausta kažkaip, kad taip neatsitiks niekam. Tai tos galimybės žmonėms, kad jie vien jau pradėti kalbėti kažkur, atsiverti, aš sakyčiau, bažnyčia turėtų būti pirma vieta. Pirma vieta, o po to jau žiūrėti, ta prasme, kur mes toliau galim kreiptis dar, nes aišku, visko neįspręsim ir tie keliai sprendimo bus visokie. Taigi, nemažai mes čia jau pasakėm. Aš sakyčiau, labai raginčiau klausančius galbūt klausimus, kurių mes nepakėlėm dabar dar, bet jums jie kyla. Klausot ir tiesiog tam tikri klausimai, pastebėjimai. Rašykit, prašau, mums į komentarų skiltis, tiesiog paruošim dar vieną ir tiek, kiek reiks tokių pokalbių, ta prasme, kad galėtumėm tiesiog pasitarnaut, padėti. Tikiu, kad pasitarnaus, tikiu, kad padės. Ir pakviesim ir jaunų žmonių, kurie per tai ėjo nesenai bažnyčioje, augusių žmonių. Išgirsim gal kaip iš jų pusės, ta prasme, visa ta krikščionybė, kai tu augi joje, atrodo. Nes, tarkim, aš to nemačiau, jūs to nematėte irgi. Reiškiasi, ir pamatyti iš tos perspektyvos irgi bus naudinga. Tai aš manau, kad mes įrašysim tikrai dar ne vieną pokalbį, bet tikrai labai lauksim jūsų klausimų. Ir tiesiog komentarų. Tikrai ačiū labai, Deimantai ir Gulnara, ačiū tikrai. Ir ačiū visiems klausantiems. Ir tikrai labai dėkojam, kad prenumeruojat, kad deda tuos laikus, kad pasidalinat su kitais. Tokiu būdu mes bendrai kartu galim šviesą kartu skleisti, skelbti ir padėti žmonėms, kuriems galbūt kai kuriems vienintelis būdas bus išgirsti, tai būtent įsijungti savo tą telefoną ar kažkokį ekraną, kuriame jisai išgirs ir pamatys, ką pamatys ir išgirs. Taigi, ačiū visiems ir iki malonaus.